Gabija, tai vakar po 800 metrų rungties sakė, kad čia atiduosiu visą save ir nori iškovoti kuo daugiau taškų. Ar esi patenkinta 5. vieta? Esu patenkinta. Tikrai jaučiausi negeriausiai savijaudai, tai kažkaip labai džiugiuosi, kad atėjau ir sukovau savo, ką galėjau šiandien. Antra rungtis per 2 dienas ar kojose nepritrūko jėgos? Šiaip, manau, kad gal tas karštis tikrai davė savo, gal vakar taip nesijautė, bet šiandien tikrai jau pusantro jau apšilime viską tikrai jaučiau. Tai manau, tas tikrai davė. Bėgote dideliai grupiai, kaip vertini savo taktinius sprendimus šiandien? Dar mokausi bėgti 1,5 kilometro, tai vertinu neblogai, dar nepasitikiu savo galimybėmis, kada galiu finišuoti, nes kaip 800-ininkė saugausi paskutiniam 100 metrų, o jau 1,5 reikia anksčiau pradėti finišuoti, tai gal truputėlį to pritrūko. Kaip manai, ko reikia, kad pasitikėtum savo jėgom ir būtum užtikrintesnė? Kuo daugiau bėgti, to pačio 1,5 kilometro rungti. Finiše aplenkė Italiją, kiek smagu dėl to? Visiškai kovojau dėl tos vietos, norėjau atiduoti visą save ir labai džiaugiausi, kad pavyko pasivyti ir aplenkti.